Okay, hello everyone. I'm putting a message in the chat. So welcome everyone. Welcome to the Scientix and STEM School Label webinar. This time we are very happy to have this opportunity to share this moment with a couple of expert schools from Lithuania. And so I wanted to let you know that the beginning of the webinar, this introduction will be in English by me and my colleague Leah. And then the two expert schools will speak in Lithuanian. Okay, so just a very quick introduction. This webinar is being recorded. That's why your cameras are off, because we cannot record the cameras of everyone attending. So if you want to interact with the speakers, please use the chat. We will read it and we will have some question and answer part at the end. And at the end, we will also mention some of the new features and some of the changes that will happen in the platform, because we are doing an update for the next month. So there will be some little changes and we will also see them at the end. So without further ado, I think I'm going to put in the chat as well a signature list for everyone attending to sign, so we can register your attendance. So keep an eye in the chat and just fill it in 5 minutes. And in the meantime, I think I will pass the floor to my colleague Leah, because she will do a little introduction, and then we go with the part in Lithuanian. So welcome everyone. Okay, also a very nice welcome from me to you guys. I'm just going to quickly give you a very brief introduction about what the STEM school label actually is. So what is a STEM school label? It originally was initiated as a project that was funded by the Erasmus Plus program and then also by the European SchoolNet and for other stakeholders from France, Serbia, Portugal, and Lithuania. Since 2021, the STEM school label continues under Scientix with funding from the EU's Horizon 2020 Research and Innovation Program. So what do we do in the STEM school label? We give school representatives the platform so that they can evaluate their schools using a certain self-assessment tool. And that self-assessment is based on 21 criteria that were identified as defining a STEM school. And that self-assessment tool is, quite simply put, a tool that is used to identify the areas of development and provides resources and training for schools to improve their STEM activities. So the overall objective is to guide European schools in increasing young Europeans' interests and skills in STEM subjects, and to provide the schools with the necessary tools to engage their students, teachers, and other actors in related activities by developing an appropriate STEM strategy. Which criteria do we actually use? So we have certain key elements, and then within each key element, different criteria. I'm just briefly going to go over the actual key elements. So we have a focus on the instruction, the professionalization of staff, the connections, the curriculum implementation, the school infrastructure, the school leadership, and the assessment. If you need further information for these key elements and the criteria, you can check that out on the STEM School Label website. There is a European STEM School report that is available in English, in Portuguese, in Lithuanian, and two other languages as well. So please feel free to check that out in case you need further information. How can you, as a new interested school, actually achieve a STEM school label? So the very first step is that you need to register your school on the website. The next step would then be to submit what we call school practice evidence. And these school practice evidence provide proof to the answers that you gave us in the self-assessment form and to all of the activities that are related to these criteria. All of your evidences that you upload must be supported by a file or a web link that provides us with photos, videos, news on your school website or on a Facebook page, Instagram, etc. And these school practice evidences are very crucial for the self-assessment process. So, for example, if your school aims to achieve either the proficient or the expert STEM school label, your school practice evidence needs to be submitted for each of the 21 criteria. In general,
this can be pretty overwhelming when you start, but we do have published SPEs or school practice evidences on our STEM School Label website that you can check to get inspired by good practices and then later on implement them as well in your school. In a second step, you need to get a declaration from the head of the school. So you need to obtain a signed declaration from your head of school. And in that declaration, we see that your head of school approves all of the submissions. In a third step, you submit the self-assessment form, and that self-assessment form consists of 21 questions addressing those previously mentioned 21 STEM school criteria within the 7 key elements. After submitting the form, there's no possibility for you to edit the form, and usually these forms are valid for 12 months. Then you can resubmit a new self-assessment form. As soon as you register on a website, you will realize that there are 2 roles, the school contributor and a school representative. There's only one school representative per school, and only the school representative will be able to fill in the form. And then after you've done that, we will assess your self-assessment form and see if we can assign you a label. And within the STEM school label, we have the competent, proficient, and expert label. So after you submit the self-assessment form, your school will receive a score, and you will then be notified if your school has received the competent label, because that is the first step, or if your school still needs to improve its strategy in order to achieve that competent label. If you have not achieved the competent label after your first self-assessment form submission, you will also receive a so-called action plan that will help you to improve and upgrade your school to the next label. If your school did not receive the competent label in the first try, your self-assessment form will open after 3 months, and the school representative will thus be able to resubmit the form after 3 months. If you receive a competent label, the self-assessment form will be valid for 12 months, and then the schools with the competent and proficient labels will be reviewed once a month by us to see if we can upgrade your school. In general, all the labels of the competent, proficient, and expert label are valid for 18 months. So to wrap it up, once your school receives a competent or a proficient label, you can continue uploading school practice evidences to reach either the proficient label if you currently hold the competent label, or the expert label if your school currently holds the proficient label. And as already mentioned, we invited some guest speakers to this webinar as well, who will now provide you with tips and valuable insights on how the expert label can best be achieved. So. Labą dieną. Jūs kalbina Radviliškio Lopšelis darželis Žvaigždutė ir pradėsime turbūt savo dalymąsi gerąją darbo patirtimi apie tai, kaip nuo mažų dienų, nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų galima žengti STEM takeliu ir eiti su vaikais būtent per įvairiausius pažinimus, siekiant būtent to pripažinimo, kaip pasiekto jau STEM mokyklos ženklelio. Taigi, geroji darbo patirtis arba praktika, kurią norime pristatyti, tai būtų ta, kad mes norime parodyti mažųjų vaikų žingsnelius, pačių mažųjų, o paskiau kolegės turbūt pereis ir į mokyklos dalinimąsi. Jeigu matote skaidrėse mūsų pristatymo, tai yra mūsų Lopšelis darželis, jau pati aplinka, lauko aplinka įgalina vaiką tyrinėti, stebėti, atrasti, kurti, nes pats pastatas jau užnorina kažką tai daryti būtent tą linkme. Ir žemėlapis rodo, kurioje vietoje mes Lietuvoje esame. Apie tai, kaip STEM mokyklos ženklelis siekiamas ir kaip mes jį pasiekėme, kalbės praktikė vyresnioji mokytoja Evelina, o aš noriu paprastais pavyzdžiais, tiesioginiais pavyzdžiais pasidalinti tai, ką mes darome. Taigi per įvairias
STEM veiklas, pradedant nuo mokslo srities, mes atrandame daugybę dalykų su mažais vaikais. Jeigu pažvelgtume į skaidrės, ką mes norime praktiškai parodyti, galbūt tai užnorins ir jūsų vaikus kažką daryti. Tai galima daryti nuo pat mažų vaikų iki vyresniųjų, iki mokyklinukų, iki mokyklinio vyresnio amžiaus vaikų. Taigi vairūs dabar žiemos atradimai, kada spalvinamas sniegas, kada iš jo ant sniego išgaunami įvairiausi piešiniai, statiniai, atradimai vien dėl to, kad vaikas sugeba jau pasidaryti savo spalvotą vandenuką, kuriuo piešti. Lygiai taip pat vandens džiaugsmai, parodymas, kaip gali atitekėti vandenukas ir gali plautis rankos, o paskiau nusiplovus rankytę tuo vandenuku laistyti augalus. Taigi būtent tie mokslo atradimai patys pirmieji žingsneliai. Be galo vaikus užnorina smėlio spalvos stalai, kuriuose atsinešė įvairiausias iš gamtos surinktas priemonės. Vaikai gali modeliuoti, kurti, atrasti, bandyti. Ir lygiai taip pat tiek lauko, tiek vidaus aplinkose galime dėlioti įvairiausius gamtos, surinktus gamtos daiktus. Be galo įdomus yra žvaigždukų sodelis, mes taip jį pavadiname, kada mažoje teritorijoje, mažame plote, darželio kieme įkūrėme visą didžiulę augalijos laboratoriją. Ir čia koloninių medelių ir augalų, krūminių augalų pagalba mes mokome vaikus pažinti. Vaikai stebi, kaip atsiranda pumpurėliai, kaip jie auga, užauga lapeliai, pražysta žiedeliai, kaip auginami vaisiai ir juos užaugintus jau gali sverti, matuoti, lyginti ir žinoma skanauti. Taigi šitoji lauko laboratorija vaikams be galo patinka. Kiekvienoje grupėje mes turime STEM laboratorijas sukurtas vaikams ir jose yra, kiekvienoje grupėje yra mokslo technologijų atradimų rinkiniai. Tai yra mini rinkiniai paremti moksliniais atradimais ir čia vaikai išbando ir magneto savybės, ir pirmosius elektros srovės sujungimus, ir vandens, ir žemės savybės, čia ir sodina, ir tyrinėja, augina, bando. Iš tikrųjų, tai be galo įdomus atradimai. Labai technologijų srityje įdomi šiuolaikiniam vaikam yra robotizuotos priemonės, robotizuoti žaislai. Ir jeigu darželio vaikams pirmieji žaislai robotizuoti ir kurie gali būti užprogramuoti yra bitutės, tai jų mes turime kiekvienoje grupėje ir iš tikrųjų labai nesunkiai vaikai įsitraukia į tą veiklą, nes jiems tai įdomu. Tai yra šiuolaikinės technologijos, kurios gali kažką tai nuveikti. Lygiai taip pat turime traukinukus, turime tikruosius robotukus ir žengdami iš grupės į grupę į aukštesnį lygį savo ugdymėsi vaikai atranda daugybę dalykų su robotizuotais žaislais, robotizuotomis priemonėmis. Labai įdomus yra ir paįvairinantis veiklą technologijų panaudojimai, kai kiekvienoje grupėje turime interaktyviasias lentas, kurie yra begalės įvairių programų, leidžiančių vaikams atlikti įvairiausias ugdymo užduotis. Įdomios veiklos visos su interaktyviomis grindimis. Ir čia mes parodėme nuotraukę muzikinę veiklą. Tai ne tik muzikinė, ir atradimai, ir sportiniai žaidimai, ir bandymai, ir įvairūs lapų skaičiavimai, ir grybų, ir visos programos, kurios leidžia mažiesiems labai įdomiai, nuo pat ankstyvo amžiaus, nuo pat lopšelio ropinėti, ieškoti, sklaidyti, atrasti ir taip ugdytis. Tiesiog ugdytis, mokytis ir sužinoti labai daug įdomių dalykų pagal savo amžių. Ir būtent dar viena sritis, kurią mes labai džiaugiamės, tai yra sensorinis kambarys, spalvų, garsų, vaizdų pasaulis. Ir sensorinėme kambaryje čia randa visų poreikių vaikai nusiraminimą arba tiesiog įdomų pabuvimą kitoje aplinkoje. Ir dar viena, tai 3D kambarėlio erdvė.
ten, kada mes savo įstaigoje galime vaikams sudaryti sąlygas, užsidėjus akinius, matyti įvairiausius vaizdus ir pažinti visą pasaulį, įvairius žemynus, įvairius gyvūnus, įvairius augalus, ir tai mažiesiems atveria žinių pasaulio duris ir įdomių, jiems labai gražiai suvokiamų ir labai priimtinų būdų. Labai įdomus yra statiniai inžineriniai ir iš niekur kitur, o STEM statiniai yra iš aplinkos. Mes renkame pakuotės, mes renkame įvairias perdirbimą išmetamas atliekas ir iš jų konstruojame įvairiausius statinius, stato miestus, gatves, kuriam savo žaislus ir žinoma labai įdomiai susimodeliuoja įvairūs ornamentai, tautinės kultūros netgi ornamentai iš augalų, iš surinktų iš aplinkos žiedelių, vaisių ir kitų aplinkoje rastų daiktų. Taigi, dar viena inžinerinė sritis, kuri leidžia vaikams vėlgi pažinti ir atrasti galimybės modeliuoti ir statyti, tai yra Lego pasaulis. Mūsų STEM žingsneliuose atradome Lego kaip vaikams ypatingai įdomų, užnorinančią veiklą, užsiėmimus ir tą Lego kambarėlį, kuriame yra daugybė visų amžiaus tarpsnių vaikams įsigyti Lego žaidimai, tikrieji Lego žaidimai leidžia vaikams sukurti įvairiausius ir pakankamai įdomius statinius. Taigi, Lego kambarys vienas iš tų, kurie leidžia kažką veikti. Ir žinoma, įvairūs žaislai, ypatingai magnetiniai konstravimo žaislai, kuriuose vaikams lengvesnė forma gaunasi ypatingai įdomus ir gana sudėtingi statiniai. Taigi magnetiniai kubeliai, magnetiniai ženklai yra privalumas turbūt ugdant šiuolaikinį vaiką. Ir žinoma, aplinkos įvairios iš aikštelių, iš visur, iš namų aplinkos atsineštos detalės, kuriuose dėliojama ir kurios gali atrasti įvairiausius didžiulius skaičiavimo, atverti galimybės į skaičiavimo pažinimo, gamtos pažinimo pasaulį. Taigi visos priemonės, kurios surenkam iš aplinkos, leidžia vaikams tiek viduje, tiek lauko erdvėse įdomiai veikti ir pagal kiekvieno savo sugebėjimus kažką tai atrasti. Ir žinoma įvairūs statiniai, vėlgi matematiniam pasaulyje kiekvienam pagal savo žingsnelius. Mes matome, kad yra daugybė įvairiausių galimybių, o dabar perduodu kolegijai, kuri papasakos, kaip mesgi siekime, turėdami tos praktinės dalis, kaip siekime to STEM ženklelio. Taigi, kaip pradėti siekti STEAM mokyklos ženklo? Tai visas bendras tas siekimas susideda iš 4 svarbiausių elementų. Tai yra pirmiausia, tai forumo akcentai, tai labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio partneriais, taip pat su Lietuvos partneriais būtent forume. Dalintis gerąją darbo patirtimi, skleidžiant tiek dalinantis nuotraukomis, tiek vaizdo įrašais, tiek komentuojant vienas kitų įrašus. Taip pat galima pasidalinti ir gautais ženkleliais, taip pat pasidžiaugti. Kitas svarbus dalykas tai yra mūsų mokyklos praktikos pavyzdžiai. Tai tokie trumpi aprašymai su medžiaga, už kuriuos taip pat gaunama taškų ir galima pateikti savo įstaigos, kaip tas STEAM veiklas vykdote įstaigoje. Kitas svarbus dalykas tai yra apklausas, tai mėnesinė apklausa. Vienas konkretus klausimas, kaip dalyvaujate ir panašiai. Duoda truputį mažiau taškų, tačiau į bendrą taškų sumą labai vertingi jie. Ir ketvirtas, tai yra mūsų pavyzdžių tyrimai, tai kiek ilgesni aprašymai su nuotraukomis ir medžiagomis, tokie atlikti tyrimai. Tai jie taip pat duoda bendrų taškų tam galutiniam vertinimui, kad gauti tą būtent ženklelį. Mokykla, naudodama internetiniais vertinimo priemonės, įvertina savo STEAM veiklas pagal tą 21 kriterijų, kuris apibrėžia STEAM mokyklą. Tai yra pagrindiniai elementai ir kriterijų, tokia knygelė elektroninė, kurioje aprašomi būtent tie 21 kriterijus ir priemonė nustato tobulintas
sritis ir teikia veiksmų planą bei išteklius. Tai yra labai patogu, kadangi gaunamas toks grįžtamasis ryšys. Teikiantis įvertinimo formą, tai turime orientuotis į elementus ir kriterijus, tai 21 tą būtent, ir teikiant įsivertinimo formą labai svarbu yra atsakyti į kiekvieną klausimą. Yra kiekvienam užduodama pagal tą 21 kriterijų klausimai, tai tarkim yra mokymasis, mokymo personalizavimas ir kaip mokykloje taikomas personalizuotas mokymas. Tai konkrečiai turit trumpai aprašyti, kaip būtent jūsų mokykloje tai yra taikoma. Ir taip apie kiekvieną kriterijų yra užduodami klausimai, kuriuos turite atsakyti, tai čia tokia yra ta įsivertinimo forma. Ir kaip minėjau, yra labai toks geras dalykas, kad gaunama iš to, kokius klausimus atsakoma, gaunama toks grįžtamasis ryšys. Bei pateikia tokį veiksmų planą bei išteklius, kaip galima savo tas veiklas visas pagerinti ir kaip galima patobulinti. Tai labai toks neblogas dalykas. Ir įsivertinimo laiko juosta, tai pirmiausia, kaip ir minėjo, tai registracija STEAM mokyklos ženklo portale. Tada reikia pateikti ir perskaityti, susipažinti su pavyzdžiais, kontroliniais sąrašais, pateikti mokyklos praktikos įrodymus. Labai svarbu, kaip ir minėjau, diskutuoti su kitų mokyklų atstovais, dalyvauti mėnesio apklausoje, forume dalyvauti, nes būtent nuo to, kiek dalyvausite, kiek kelsite įvairių veiklų STEAM, kiek pateiksite atvejo analizių ir mokyklos įrodymų, nuo to priklauso, kiek turėsite taškų ir kokį būtent ženklą gausite. Ir perduodu dabar savo kolegijai žodį. Na ir praktiniai pavyzdžiai. Praktinių pavyzdžių yra begalė. Kiekviena įstaiga turi daug ir naudoja juos. Na ir mūsų mokyklos praktiniai pavyzdžiai tiek vasaros laikotarpiu, tiek žiemos jie skiriasi, bet tačiau siekime vieno tikslo STEAM srityje. Na ir vienas iš jų praktinių pavyzdžių, tai dabar žiemos sezonų labai dėkinga mūsų žiema, kad vaikai gali save realizuoti gamtoje, statydami įvairius statinius ir juos per patirtinę veiklą, dekoruodami įvairiomis spalvomis. Tai vėlgi rodo mūsų vaikų kūrybiškumą ir kiekvienas gali save išreikšti. Na ir jūs matote dokumento tipą, tai vėlgi tuos praktinius įvairius galima kelti dokumentus, pasirenkat ar projektėlį savo, ar savo veiklą, ar nuotraukas ir pasirinkus matote ir įkeliame į dokumentą. Ir dalinamės patirtimi save gerąją. Na ir mūsų pavyzdžiai, dar vienas iš tokių tradicinių pavyzdžių yra vasaros laikotarpiu organizuojama STEAM stovykla. STEAM stovykla tai šiemet buvo irgi taip pat tvarių darbelių kraitė, kur vaikai derindami inovatyvias technologijas, tiek magnetinius kubelius, tiek surinktas įvairias gamtinės medžiagas, gali kurti įvairius statinius. Ir vienas šiemet labai pasiteisinęs projektas buvo, tai kai vaikai buvo mažieji mūsų miesto architektai ir statė iš tvarių pakuočių miestą savo. Na ir taip, ir 23 metais mes pelnėme ir buvome labai įvertinti ir labai džiaugiamės tuo, tai STEAM eksperto ženkleliu. Na ir taip pat buvo pakartotinai, buvom įstaiga gauta dar vienas STEAM eksperto ženklelis, tai rodo mūsų darbą, tai įrodo mūsų siekius STEAM srityje. Na ir NBS taip pat gavome aukštą įvertinimą mokyklos ir labai džiaugiamės. Tai nauja iniciatyva, kuri remia mūsų, tiesiog įvertina mūsų veiklą. Ir šis išskirtinis prestižinis ženklelis, sertifikatas, tai įrodo mūsų siekius eiti STEAM keliu. Tai, kaip ir minėjo kolegės, tai mokyklos registracija. Mokykla registruojasi atradusi nuorodą STEAM School Label nuorodą ir taip pat kuria savo praktinius įrodymus ir analizuoja, atvejo analizės pateikia
Savianalizės formos taip pat pateikiamos, ką ir minėjo kolegė. Na ir iš tiesų tai yra ženklo sekimui labai svarbus grįžtamasis ryšys. Linkime kurti savo sėkmės istorijas ir eiti šituo keliu, ką ir mūsų įstaiga labai aktyviai ir sėkmės jums. Ačiū. Labą dieną, aš esu Auksė Pukinskienė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymo atsakinga už STEAM-ą. Iš tikrųjų labai aiškiai ir nuosekliai ir organizatoriai, ir darželio kolegės paaiškino viską apie tapimą STEAM School Label nariu, apie siekimą tų ženklelių. Tikrai pabandykite tiesiog patys įeiti ir panaršyti užsiregistravę. Labai daug visko yra patariama, pasakoma, paaiškinama, nukreipiama, tiesiog pažingsniui. Kiekvienas žingsnis yra labai detaliai aprašytas, labai daug visokių pagalbų, labai daug yra net įsivertinimo lapai, kuriuose galima pasižymėti, kas jau pas jūs padaryta, pakankamai gerai, ką galima kelt, o ką daryti galima planuoti tam, kad išpildyti visus 21 kriterijų. Tai aš dabar parodysiu mūsų mokyklos sistemą, mūsų progimnazijos sistemą, kaip nuosekliai mes siekiam to ženklelio ir kaip mes jį pasiekėm. Iš tikrųjų, sistema yra būtina, nes ten jeigu bus padaryti atskiri kažkokie, kad ir stiminiai darbeliai ar kažkokie renginukai, tai nesusilies į vientisumą ir ten vertindami mūsų veiklą, jūsų veiklą, iš tikrųjų atsižvelgia į tą sistemingumą. Tai mūsų STEAM-as pirmiausiai atsiranda strateginėme ir metų veiklos plane. Ir labai aiškiai susidėliojame savo tikslus ir uždavinius toli į priekį. Ir tą programą irgi pridedu, pateikiu, mes irgi antrą kartą jau gaunam ekspertą, tai programą kaip įrodymą pridedu į platformą. Tada darome visą mokyklą, absoliučiai visi, ne kažkas vienas atsakingas, STEAM patirtinio mokymo programą, kurioje atsispindi visų dalykų, visų pamokų, visų klasių nuoseklios veiklos visiems mokslo metams. Ten yra numatyta, kiek bus dirbama laboratorijose, kiek netradicinėse aplinkose, kiek integruotose veiklose, kiek yra kokių konsultacinių centrų STEAMinių, kiek yra iš tikrųjų neformalaus ugdymo veiklų. Žodžiu, ta programa yra labai plati ir labai detali, aš paskui trupučiuką per ją perbėgsiu. Ir tada einam jau į STEAM veiklų planą, metinį planą, kur yra institucinės veiklos. Yra, jeigu čia mes šitoj programai turim visų atskirų klasių, susidėliojam pamokas, paskui jos, aišku, sukrenta į mėnesio planą. Tai čia jau yra visos mokyklos, visokie renginiai bendri STEAMiniai, visokios savaitės integruotos, visokios, tokios stambios veiklos, apimančios visą mokyklą. Ir aišku, kaip be kvalifikacijos tobulinimo. Tai numatom ir lėšas tiksliniai STEAM kvalifikacijai tobulinti, numatome ir iš tikrųjų kažkokias tai ar išvykas, ar išėjimus, ar susitikimus su kitomis institucijomis ir taip toliau. Tai čia įeina ir Erasmus projektai, todėl kad jie mūsų tiksliniai buvo nukreipti irgi į STEAM-ą.
tai buvo STEAM ir įtraukusis ugdymas, mokymosi galimybių plėtra, taip vadinasi, taip. Eidami stebėti vieni kitų pamokas, mes turim tokį ciklą kolegai, mes irgi stengiamės ir parodyti, ir pasidalinti, ir atrasti STEAM elementus. Na ir aišku, dalinimasis patirtimi ir miesto, ir šalies, ir tarptautiniu mastu yra labai svarbus. Mes mokykloje dalinamės mokytojai vieni su kitais tarpusavyje, darom kartą per 2 mėnesius nuotolinį tokį pasitarimą ir dalinamės kažkokiais naujais įrankiais, naujomis žiniomis išmokymų. Tada dalinamės ir miesto, ir šalies mastu, priimam į stažuotę STEAM temomis, STEAM klausimų. Paskutiniu metu šita stažuotė buvo vykdoma Radviliškio mokyklų vadovams, kurie atvažiavo tikslingai, konkrečiai pasižiūrėti mūsų STEAM sistemos. Na ir tarptautiniu mastu, kai dalinamės, sukeliam viską į STEAM School Label platformą ir štai rezultatas. Šitas rezultatas iš tikrųjų yra nuoseklaus, sistemingo, labai tikrai didelio darbo dėka. Tai dabar šiek tiek perbėgsiu, parodysiu, kokie pagrindiniai blokai. Tai gamtos mokslų pamokos STEAM laboratorijose, integruotos pamokos, integruotos STEAM dalykų mokykloje ir integruotos kitose erdvėse. Štai parodau pavyzdį, kaip tai atrodo, pavyzdžiui. Čia iš programos aš iškirpau po gabaliuką, tik tai parodyt, kaip atrodo. Tai yra numatyta, tarkim, mėnuo ir savaitė ir yra tema. Ir gamtos mokslų laboratorijose vyksta tos pamokos. Kai jau paskiau dėliojasi, pavyzdžiui, spalio mėnesio planas, tai tada jau konkrečiai įsimeta ir diena. O programoje yra numatomos temos ir preliminarus laikas. Bet visų klasių, čia labai nedidelį gabalėlį vienos klasės, aš pradinės klasės čia įdėjau. Integruotos pamokos irgi yra numatoma ir tema, ir kas bus integruojama. Kokie dalykai bus integruojami. Viskas yra surašoma, numatoma ir tema, ir integracija, ir laikas, o detalizuojasi mėnesio plane. Tai čia kelios nuotraukos kaip įrodymas iš tų atvirų ir integruotų pamokų. Jos vyksta iš tikrųjų įvairiose irgi erdvėse, kitose erdvėse. Tai kaip matote, numatoma erdvė, gamtosekliai, pavyzdžiui, šalia mūsų visai netoli yra Kleboniškio miškas. Ir ten galima vesti iš tikrųjų labai įdomias pamokas, kur integruojasi ir gamtos mokslai, ir dailė, ir technologijos, ir matematika, ir lietuvių kalba. Tai vykstame ir į botanikos sodą, ir į zoologijos muziejų, ir į įvairias Kauno tiltai, pavyzdžiui, Kauno lankytinos vietos, na ir aišku, ir kitus Lietuvos kraštus. Tai čia pavyzdžiai iš netradicinių aplinkų, kaip vyksta tos STEAM pamokos, ir kiti blokai jau yra nepamokinė veikla. Čia kalbėjau dabar apie pamokas, o čia yra nepamokinė, bet ir STEAM patirtinis ugdymas yra projektinėje veikloje, kuri vyksta visus mokslo metus, neformaliojo švietimo veikla ir renginiai, neformalūs renginiai. Tai projektinė veikla yra pas mus labai nuosekli ir sisteminga. Tai 1-4 klasės daro STEAM projektus. Visa klasė visus metus, parodysiu aš paskui temas ir kaip tai atrodo, kaip visa klasė vieną projektą, STEAMinį projektą įgyvendina visus metus.
5-7 klasės įgyvendina projektus grupėmis, grupėse būna po maždaug 5-7 vaikus, jiems teikiama pasiūla, mokytojai teikia STEAM projektų pasiūlą, vaikai renkasi, būrėsi į grupės ir dirba visus metus tuos STEAM projektus. Mokytojai turi tam skirtas valandas, turi STEAM centrus konsultacinius įvairių dalykų ir tie projektai yra vykdomi. O 8-tokai vykdo projektus individualius, jau jie gali ir patys siūlyti savo temą, rinktis mokytoją, siūlyti temą ir irgi jau individualiai dirbti su įvairiais mokytojais, irgi tuose konsultaciniuose centruose, vykdydami STEAM projektą. Ir projektai pristatomi mokslo metų pabaigoje, jie yra vertinami. Pačius geriausius projektus rodome ir tėvams, ir bendruomeniai. Visų 8-tokų jų yra daug, bet administracija susidaro grafiką ir eina, stebi, vertina galutinį rezultatą tų projektų. Taip, kad tai yra iš tikrųjų rimta ir tai duoda rezultatus. Va čia, pavyzdžiui, ilgalaikiai metiniai projektai, taip, pavadinimus pasižiūrėkite ir bus aišku. Čia praeitų metų pavasarį jau pristatytų, tai pavyzdžiui, kombučio laboratorija nuo mikroorganizmų iki rinkos. 7-tokai su fizikos mokytoja darė be galo įdomų projektą. Iš tikrųjų, iš tų mikroorganizmų patys išaugino tuos grybus, po to darė tą gėrimą, galvojo, kaip supakuoti kokią etiketę, kaip įkainuoti, kaip parduoti. Na, žodžiu, iš tikrųjų labai geri, įdomus projektai. Na, kaip matot, jų yra iš tiesų daug, čia tik mažiukas gabaliukas, labai mažiukas, nes buvo pateikta pasiūla, man atrodo, 64 projektai, tai vaikai turėjo iš ko rinktis. Ir labai pasiteisina šitas dalykas, labai patenkinti ir tėvai, ir vaikai beje išeina su tais projektais į gimnazijas ir gali juos toliau plėtoti, gilinti ir tęsti. Tai, kaip matot, va čia keli pavyzdukai, šitas projektas, tai kai augino viščiukus irgi iki vištų, nuo kiaušinio iki vištų. Ir labai vaikams buvo, čia pradinukai darė, jiems buvo labai smagu ir labai įdomu, ir labai matyti, kaip kalasi tas paukščiukas iš kiaušinio, iš lukšto, kaip tas lukštas trupa. Viską filmavo, viską iliustravo, viską tyrinėjo. Labai prasmingas buvo projektas. Nu, čia kiti tokie, kur irgi apčiuopiami rezultatai. Čia pavadinimą tik tai įdėjau chaoso teorija, drugelio efektas, arba kaip maži dalykai daro didelę įtaką. Čia jau 8-toko projektas, temą susigalvojo jis pats. Ir visi jie yra styminiai. Neformalus švietimas. Mes turime tiek būrelių skirtų STEAMui, taip ir vadinasi. Gamtinis STEAMas, gamtamoksliniai eksperimentai, muzikinis STEAMas. Beje, mūsų muzikos mokytojos labai puikiai įsilieja į STEAMą su, tikrai tokiu patirtiniu mokymų, nes groja įvairiausiais dalykais, ne muzikiniais instrumentais, o visokiom gamtinėm priemonėm, buitiniam priemonėm ir kuria tikrai labai tokius, įspūdingus pasirodymus. Tai matot, ar ne, aš visų neskaitysiu, praktiškai visų dalykų yra STEAMas ir netgi lietuvių kalbos patirtinis mokymasis. Mes jau dabar galim vadintis ir STREAMu, nes prisideda R raidė, kas reiškia reading, taip, kas, tai gali būti irgi ir rašymas, skaitymas, nes literatūra irgi yra menas, yra kūryba.
Tai čia matot iš būrelių, ką būreliuose vaikai veikia ir laukia, ir viduje. Ir toliau kas? Steaminės savaitės. Organizuojame iš tikrųjų kiekvienais metais net po kelis kartus ir įvairiom skirtingom temom. Tai tik parodysiu, ką mes darom. Štai, pavyzdžiui, Steam spalvų savaitė buvo. Tai turime S raidę, taip, Science, mokslininkai. Tai ta diena buvo skirta mokslininkam ir visi vaikai, visi mokiniai ir mokytojai susitarė rengtis balta spalva. Nu, mokslininkai baltą chalatą nešioja. Antradienis T, ar ne? Technology. Tai čia buvo IT specialistų diena ir visi rengėsi mėlyną spalvą. I inžinieriai, A menininkai, art spalvos pamato čia, ir M finansininkai. Na ir kiekviena diena turėjo savo steaminės užduotis, savo konkursus, viktorinas tomis temomis, jeigu tai ar mokslas, ar inžinerija, savo užduotis, pavyzdžiui, inžinieriai komandomis pasiskirstę statė iš makaronų ir kitų ten tokių įdomių detalių, statė bokštus, kieno aukščiausias išeis, pasitelkė inžinerinę mintį. Žodžiu, tos veiklos labai būna įdomios, prasmingos ir vis kitokios. Mes turim puikų lyderių klubą ir puikią lyderių klubo vadovę Martyną, kuri tiesiog generuoja su vaikais tas idėjas ir jas labai sėkmingai įgyvendina. Na va, ir čia renginiai, kokie renginiai yra vykdomi, kokie jie, tradiciniai ir netradiciniai. Čia surašiau tradicinius, kurie visada vyksta mokykloje, tai visokios ir steaminės kalėdos, ir steaminės Velykos. Nu, viskas pas mus tikrai susteaminta. Ir kadangi tai yra nuoseklu, susteaminta sistemingai, tai ir rezultatas yra matomas. Tai va čia. Čia va pranešimas toksai buvo konferencijoje irgi 8-okų. Ir padėkos ir taip toliau. Na ir paskutinė skaidrė su mokytojais, nes mokytojai iš tikrųjų ištisai tobulinasi toje srityje. Mažvydo mokytojai mokosi MMM visose, pagal galimybės, bet dalyvaujam praktiškai visose STEAM konferencijose, kur tik tai pamatom kvietimą. Važiuoja mokytojai, aš jau minėjau, važiavo į Erasmus Plus su 18 mokytojų su STEAM tema. Ir dabar važiavo mokytojai, turbūt ir kitų mokyklų važiavo su Tumo programa, tai STEAMas buvo ir Opolėje, ir Berlyne dabar bus, Ispanijoje. Žodžiu, tikrai pagal galimybės labai aktyviai dalyvaujam ir tas duoda, aišku, rezultatą. Labai noriu jums palinkėti nebijoti, bandyti, iš tikrųjų nebūtinai iš karto bus tas eksperto ženklelis, bet jeigu tas jūsų siekimas bus tikrai nuoširdus, nuoseklus ir sistemingas ir viską atliksite taip, kaip reikia, tai pasieksite ir tą patį aukščiausią įvertinimą. Dar kartą pasikartosiu, platformoje viskas labai patogu, labai aišku, viskas lietuviška. Žinoma, kad teikiant tuos įrodymus reikia labai smarkiai ir atidžiai padirbėti, nes yra labai ribotas žodžių skaičius. Ir tu turi parašyti esmę ir toje esmėje turi būti STEAMas, nes niekas aklai ten tų įrodymų nepriima, juos labai atidžiai skaito, vertina ir tikrai atmeta.
Jeigu tai jiems pasirodo, kad yra daugiau meno dalykas, o ne STEAM, jeigu ten nėra inžinerijos ar nėra kažkokių tai kitų tikrai svarbių STEAM akcentų, jis yra atmetamas tas įrodymas ir tada tu vėl toliau darai, bet aš siūlau kantriai, labai apgalvotai, labai atsakingai dėti tas tikrai su STEAM susijusias veiklas. O girdėjau, darželis labai gerai, gražiai daro, kad visus metus deda, mūsų praktika kitokia. Aš tiesiog prisėdu baigiantis ženkleliui galioti ir tada einu per Facebooką atbulinę datą ir ieškau, nes mes viską keliam. Visas savo veiklas keliam į mokyklos Facebooką ir ten viskas išlieka, išsisaugo ir tada iš ten renku ir tada jau dirbu. Tai va tiek ir ačiū už dėmesį, ačiū, kad išklausėte ir lauksiu klausimų. Ačiū. Okay, thank you very much. Thank you, Akse. Thank you, Regina. We've been following the chat, and we think there are no big questions. I translated that everything was very clear and no one had any questions. So if some of you have any other question for them, please put them now in the chat. Otherwise, I think I didn't understand everything you said, but I really wanted to thank, the four of you, your time, the five of you, the time for being here and for sharing your experience. We moderate some of the school practice evidence, and we're very happy to see every time all the work you do, because it really shows how committed you are to STEM and to education in general. So we're very happy to see this. And please, that you can understand Lithuanian, keep an eye in the chat, so maybe you can reply to some of the comments there. And otherwise, this is it. I'm going to quickly finish your part of the meeting here. Now we're going back to English. And if you want to interrupt me at any moment to reply some of the comments in the chat, please feel free. Iš Facebooko, taip, iš tikrųjų, aš negaliu perkelt visko iš Facebooko, bet aš ten matau veiklą, aš pasiimu tą tekstą, aš jį susimažinu, susisiaurinu iki tiek, kiek ten reikia. O tą įrodymą, tai, žinokit, priima, tikrai kažką netaip turbūt darot. Kaip aš darau, tai aš iš Facebooko atsidarau nuotraukas, ir vieną pasirinktą nuotrauką, jos nuorodą įkeliu. Ir po to tą nuorodą veikia ir pakliūni į visą tų veiklų nuotraukų seriją. Ir tikrai priima ir taip galima. Dabar nuorodos iš tinklapio tikrai nepakanka. Jeigu dedi bendrą nuorodą iš svetainės arba iš Facebooko, jie ten neieško, turi būti labai labai konkretu apie tą įrodymą. Tas vienas kažkoks tai failiukas, vienas vienintelis, arba gali būti ten viena ta nuotrauka, arba vienas dokumentas ar dokumento kažkokia iškarpa, ištrauka, PDF ir taip toliau. Ten, kur jau analizė eina, tai ten galima dėti daugiau įrodymų, ten neriboja. O kur eina įrodymas, tai jau ten labai griežtai vienas ir nedaugiau, tai išsirenki patį pačiausią. Kiek laiko užtrunka, kol įvertina veiklą po įsivertinimo, tai kai įrodymus siunti, tai maždaug kitą dieną gauni arba patvirtinimą, kad jį patvirtino, arba kad atmetė, arba kad juo pasidalino. Tais labai pačiais geriausiais dalinasi bendrai platformoje ir visiems prieinami būna šitie pavyzdžiai, tos analizės arba įrodymai. O jau kai įsivertini visą veiklą, kai atlieki tą galutinį, paskutinį, tai per porą savaičių turbūt
iš karto įmeta, jeigu iš karto mato, kad užtenka ženkliukų, iš karto įmeta tą pirminį vertinimą, kad tu jau čia, nu, tas pradedantysis. Tai kai pirmą kartą gavau, tai labai išsigandau, kad šitiek daug vargau ir čia tik pradedantysis, bet pasirodo, kad šitą pradedantį įmeta automatas. Suskaičiuoja, kad ten yra tų atsakymų pakankamai, kad ten viskas ir jisai įkrenta automatiškai. O po to jau rankiniu būdu komisija žiūri, skaičiuoja, nagrinėja, vertina ir skiria jau tą ženkliuką, kuris iš tikrųjų yra vertas. Tai va, kokias 2 savaitės turbūt užtrunka. Kol gavau, pradžioj įkrito automatiškai, kad pradedantysis, o paskui po poros savaičių jau gavau sveikinimą, pranešimą, kad esame ekspertai. Tai anglų. Tai jau čia tas pats. Ar metų eigoje peržiūri? Ne, yra, nu, nemanau, turi praeiti tam tikras laikas. Yra paskirtas laikas, ten, nežinau, ekspertui tai 18 mėnesių galioja ženkliukas, o kitiems 12, man atrodo, bet jūs tik tai po to laiko, per tą laiką jums, reiškia, galima tada vėl rinkti naujus įrodymus, ir tik tai pasibaigus, nu, prieš pasibaigiant vėl juos kelti ir tada tikėtis kitokio įvertinimo. Bet šiaip jeigu jūs iš karto gavot kažkokį tai jūsų netenkinantį įrodymą, jūs negalit iš karto vėl siekti aukštesnio. Aš norėčiau truputį tik tai papildyti iš savo darbo praktikos, iš mūsų darželio praktikos, kad iš tikrųjų reikia nebijoti ir išlaukti. Pateiktos visos medžiagos, tos, kurios bus atrinktos, tai gali užtrukti ir iki mėnesio, kol bus visuminis įvertinimas. O šiaip tai norėčiau palinkėti visiems nuo pat darželių, jeigu čia yra, nebijoti pristatyti veiklas ir labai dėkoju organizatoriams už galimybę pasirodyti visais lygiais, vat būtent ir darželių lygmenį, ir pradinių, ir toliau, tai progimnazijas, apie ką šiandien kalba. Visi turi ką parodyti ir jeigu žengia toje srityje, tai tikrai nebijokite sukauptą medžiagą pateikti. Ir negali būti tai, kad paėmiau šiandien pateikiu, toliau nedirbu ir vėl kada baigsis, tada vėl kažką tai darau. Tai turi būti sistema ir link tos sistemos einama pastoviai, o paskui tada susikaupia daugybė darbų, kuriuos labai lengvai galima pateikti ir jeigu netitiks vienas, tai tikrai 2-3 plus tikrai atitiks, nes reikia turėti pavyzdžių, reikia turėti darbų, iš kurių atrenka organizatoriai ir tą vertina. Ir mes to labai labai džiaugiamės, kadangi ir mažieji, ir darželiai turi ką parodyti, o smagu mokytis vienas iš kitų ir dar kartą. Ir gerbiamam Diego ir visiems organizatoriam be galo dėkojam už galimybę tokią dalintis, tais praktiniais čia ir dabar tiesiogiai ir labai smagu ne tik patiems pasakyti, kuo gyvename, bet ir pasižiūrėti tų, kas daro progimnazijas ir matome, kad tai yra tikras tęstinumas. Tai to labai labai džiaugiamės. Ačiū Jums. Regina said thank you very much for Diego and for Lea. Aš galvoju, kad tą visą supranta iš tikrųjų. Thank you very much. We are so glad to see our friends and you and can take our material for others. Well, I gather that means there aren't any more questions. So we also want to thank you guys for participating in the webinar and sharing your insights and your tips with other teachers. And thank you for everyone else who joined the webinar as well. Yeah, thank you. That's all we wanted to say. Yeah, so thank you everyone. You will receive we will send you a copy of the presentation and also a certificate of attendance if you sign the signature list. Also for the speakers, we will send you another certificate. And well, we will prepare the recording and put it somewhere in YouTube. So we will also include the link there so you can have it.
And yeah, thank you so much. I hope we can see each other again, and we can see also your evidence and your practice online in the platform that you upload everything, and we can see them. So thank you very much. Thank you, everyone. Have a nice evening. Bye bye. Bye bye.